tegu kiekvienas gyvena su teise išlikti savim, tegu niekada ir niekam tikėjimo. Kelių žuvusiųjų pavardės. Alvydas Krantininkas, gimęs 1952 metais, gyvenantis Kėdainiuose, taikus 1046, sužalota galva. Matulevičius Liudas Jono Vilnius, Kavaliukas Algimantas Juozo, gimęs 1939 metais, Vilnietis. Maciulis Titas Povilo, gimęs 62 metais, Kaunas. Apanavičiūtė Loreta, Vilnietė, gimusi 46 metais. Šipalionis Vidmantas, gimęs 73 metais, taip pat Vilnietis. Vaitkus, gimęs 1966 metais. Makulka Alvydas Antano, gimęs 1960 metais, gyvenęs Rokiškyje. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba reiškia gilią užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir artimiesiems. Būk maloningas mūsų vaikams, globok juos ir vesk. Mes neprašome atitolinti nuo jų sielvartų ir skausmų. Siųsk jiems Viešpatie, kai ateis laikas, bandymų reikalingų jiems stiprintis ir grūdintis. Tačiau meldžiame, suteik jiems jėgos drąsiai pakelti gyvenimo kančias ir likti tau ištikimiems. Tai vykdome mes visi tavo valią ir tiesijungiame su tavimi tobuloje tavo meilėje amžiams. Viešpatie, būk maloningas mūsų vaikams, siųsk jiems šventąją dvasią, gaivink jų sielose tikėjimą, viltį ir meilę, kad užaugę jie tobulai tave garbintų, niekada neišsigintų Viešpaties Jėzaus Kristaus ir nesigėdintų jo kryžiaus. Leisk, kad jie būtų laimingi šiame gyvenime. Šventasis Juozapai, rūpestingasis Jėzaus globėjau, apsaugok mūsų vaikus nuo blogų žmonių ir piktosios dvasios žabangų. Amen. Lietuvoje laikomos šventos mišios už Lietuvos laisvę ir už aukas sudėtas ant laisvės aukuro. Paskambino mūsų tautietis iš Lenkijos, iš Punsko, Jonas Kasparavičius. Pasirodo, ir Lenkijoje mus mato, mus girdi. Pagiedokime kartu. Šventa giesmė suteiks mums ramybės, tvirtybės ir paprašykime švenčiausios Marijos pagalbos. Marija, Marija, skaisčiausia karalija, sužvėrėjusi ir nuostabiai persitvarkiusi imperija šiandien mus kaltina būtais ir nebūtais dalykais. Tad, mėly šiauliečiai, brangios seserys ir broliai, prisiminkime, ką poetas rašė prieš 150 metų. Kiek daug jiems reikėjo kalčių išgalvoti, kad būtų kam akmenis šitos kilnoti. Kiek daug jiems reikėjo ištremti nekaltų, kiek daug apiplėšti kraštų pavergtų,
kol kraujas lietuvių, vargai Ukrainos ir Lenkijos auksas nupirko jiems tai, ko žėri puošniausios Paryžiaus vitrinos. Šiandien ta imperija nežėri Paryžiaus vitrinomis, ji prašo visos Europos duonos, o mums siunčia savo karinius. Brangūs šiauliečiai, aš ką tik tai iš Vilniaus. Aš nieko jums nepasakysiu tai, ko jūs nežinot, bet noriu štai ką pasakyti, kada krašto apsauga kreipėsi į žmonės saugojusius aukščiausiąją tarybą atsitraukti, nes 4 valandą ryto reali buvo galimybė, kad bus paimta aukščiausioji taryba, žmonės atsakė ne. Aš žaliuosi mūsų krašto apsaugos tarnybą ir jeigu mes tokie būtumėm turėję 40-aisiais, šiandien mitingai būtų kitokie. Aš noriu pasakyti, kad ten yra nebaisu. Ir noriu baigti to paties Mickevičiaus žodžiais. Lietuvis esu, tad vytį ir kryžių nešioju. Šitie žmonės, kurios ir žmonėmis pavadinti sunku, dėl savo griūvančios imperinės šalies negaili nieko, net mūsų jaunuolių, kuriems buvo po 17-20 metų. Jie negaili nieko, kadangi nieko ir neturi, išauginti bolševikinių, visiškai beprasminio auklėjimo būdu, prigirdyti spiritų, tie žvėrys traiškė mūsų vaikus tankų vikšrais. 13 aukų tai yra tik tai dalis, kitus jie susikišo į savo tankus ir nuvežė. Neaiškia kryptimi. Galbūt mes nesužinosime visų jų vardų, bet Lietuva niekada jų neužmirš, kaip neužmiršo savo pirmųjų savanorių. Sąjūdžio Seimo taryba paskelbė nuo pirmadienio visuotinį politinį streiką. Nestreikuoja tik tai įmonės aprūpinančios maistų ir ligoninės. Palaikykime visi šią idėją. Labai prašau jūsų. Lietuva bus laisva ir mes ją greitai pamatysime.